Pergalė. Zuikė super, geriausias iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Žinot ką, merginos, kodėl jūs neparodot man, kaip jūs treniruojatės? Nes jaučiu, kad niekas nešokinėja už nugaros. Parodykit man. Pergalė. Zuikė super, geriausias iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Maja, klausimas tau. Tu medinė, pašok aukščiau. Dianas Jonas trumpas, aš pašoku, skrendu aukštyn ir matosi mano kelnaitės. Maja, tu turi mūvėti šortus po sijonu, kad nematytume tavo apatinių. Maja, suprantu, kad esi naujokė mūsų komandoje, bet prašau susijimti, mūsų laukia konkursas. O gerai, viskas, jūs neprivalot pykti ant manęs. Dar kartą, merginos, o patreniruotės bus apšilimas. Pergalė. Zuikė super, geriausias iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Merginos, Maja atsilieka. Maja, pabandyk neatsilikti nuo mūsų. Gerai, merginos, pabandykim dar kartą. Pergalė. Zuikė super, geriausias iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Maja, ir neprisimeni, prašau, aš nerimauju. Dabar tikrai pastemkim, nes mano kojos tikrai medinės. Gerai, Maja, užšokime ant kamulio ir ištieskime kojas, kad jos nebūtų medinės. Merginos, aš nesuprantu, kas atsitiko Majai. Merginos, viskas apie talismaną. Gali būti. Ne, neįtraukite į tai santykių, Maja sušils ir viskas bus gerai. Tikimės talismanę. Oi, merginos, tikrai jaučiu, kad kojos jau geriau. Maja, manau, kad tavo užpakalis spiroklioja, bet ne tavo kojos. Nežinai, kaip treniruotis ant kamulio? Maja, atsigulk ant pilvo ir išsitiesk, o paskui ant nugaros. Gerai, merginos, aš jums viską papasakosiu. Problema tikrai netempimas ar apšilimas, aš tiesiog turiu problemų namuose. O, Maja, ar tu susipykai su tėvais? Tiesą sakant, aš susimušiau su savo vyresnėje seserimi ir ji nuėjo ir papasakojo mūsų tėvams, o jie šaukė ant manęs. Na, todėl man sunku treniruotis. Maja, tu visada gali man viską papasakoti, aš tau patarsiu. Nagi, tai tavo sesuo, jūs susitaikysit, būtent ir tu susitaikysi su tėvais, tau bus gerai, tu neprivalai taip įsitraukti. Taip manot? Gerai, šiandien atsiprašysiu savo sesers ir savo tėvų. Merginos, aš pasiruošus treniruotis. Tai gerai, o dabar reikime treniruotis, visas jėgas laikome. Zuikės valdo. Pergalė. 1, 2, 3. Pergalė. Zuikė super, geriausias iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Gerai, merginos, papasakokite daugiau, koks konkursas. Mokytojau Maikai, artėja metų pabaiga, kodėlgi nerengiame konkursą išrinkti gražiausiai porai? Lele, visos mūsų poros yra gražios, visos poros yra nuostabios. Mokytojau Maikai, mes su jumis nesiginčijam, tegul paaugliai išrenka ir balsuoja už gražiausią porą mokykloje. Merginos, tai bus dar vienas pasipiktinimas, dar vienas susidorojimas, o kaip koks nors kitas konkursas? Na, mokytojau Maikai, tai puiku, manau, kad turėtume surengti šį konkursą. Mes tik laukiame, kol pasakysite taip. Na, aš nežinau, merginos nevykėliai, ar norėtumėte dalyvauti gražiausios poros zuikių mokykloje konkurse? Taip. Gerai, Lelė ir Jana, sakau tuomet taip. Valio! Kada konkursas? Tai šiandien. Oho, tai šiandien? O kaip kitą dieną? Mokytojau Maikai, kam tęsti? Leiskime paaugliams šiandien zuikių mokykloje išrinkti gražiausią porą. Gerai, Lelė, Jana, pasiruoškite. Tai gerai, bent jau pasilinksminsime. Lelė, ar mes klastosime balsus? Ne, Jana, mes vėl nepatenkame į tamsiąją pusę. Bravasti šį kartą turime laimėti. Mes tai padarysime. 100%. Ne, gražiausia pora šį vakarą būsime aš ir Tomas. Mokiniai nuspręs, kuri pora bus gražiausia. Gruša, tu nieko nenuspręsi šį vakar. Ei, Aisai, ar tu bandai atrodyti kaip šauniausias blondinas čia? Na, nežinau, iš pradžio aš dažiau plaukus, tada mano vaikas, dabar tu? Kas per vaikas? Aš tiesiog norėjau ir nusidažiau. Mano Aisui labai tinka būti blondinu. Nagi, nusimk tą skrybelę, leisk man pamatyti tavo baltus kirpčiukus. Ne, tikrai, kodėl jūs visi atrodite taip krepšininkai? Nes krepšininkai yra patys šauniausi, štai kodėl mes taip atrodome. Aš čia pats kiečiausias ir visi mane mėgdžia. Girdi mane, tu mėgdžiai mane. Mano Aisas nepakel savo panamos, jis tau nieko nerodys. O tu, Zakatai, jei ketini vaidinti, Aisas turi daugiau garbanų. Ką norite užsisakyti? Įprastos 4 latė, perspėjome tave, Aisai, nesistenk per daug atrodyti kaip aš. Arba teks nuplikti. Aisai pica, 4 mojito. Ir morkų sultys. Ei, draugai, kaip sekasi, merginos? Sveiki, berniukai. Treniruotė sekėsi gerai. Turėjom puikią treniruotę.
Ko jūs merginos juokaujat, kaip tai buvo puikiai, tai buvo siaubinga treniruotė, nes aš blogai treniravausi. Maja, kodėl tu visiems apie tai sakai? Nes Nastė, aš nemeluoju. Maja, sakiau, tau tu susitaikysi su seserimi ir tėvais, viskas bus gerai. Maja, ar girdėjai, zuikės yra tavo užnugaris, tau viskas bus gerai. Gerai, draugai, ar žinote, kas šiandien per dieną? Šiandien mokykloje renkame gražiausią porą. Diana, kodėlgi mums neiti kaip pora, jokių būdų negalėsime pralaimėti to. Žiūrėk, Timūrai, nustok puikuotis, kaip tave pavadino Dianos mama? Tu durnas. Ką? Taip. Netikiu. Aš rimtai. Smalikai, nustok mane kvailinti. Žiūrėk, aš rimtai. Nori, kad dabar paskambinčiau Dianos mamai? Žiūrėk, nedaryk didelio reikalo turėdamas Dianos mamos numerį. Vaikinai, kas per didelis dalykas, kas vyksta mokykloje, labai įdomu. Tai keista, ar mes kažką praleidome? Bet kokiu atveju, Diana, šiandien mes laimėsime gražiausios poros konkursą Kiškučių mokykloje ir mes tikrai laimėsime. Tu supratai, jūs visada norite laimėti, galbūt mes su Nastė galėtume tai padaryti. Nusiramink, galbūt aš ir Knopą laimėsime, paaugliai turi patys parinkti. Supratau, ar Lelė ir Jana organizuoja konkursą? Taip. Krepšininkai, nemanau, kad mums prasminga dalyvauti šiame konkurse, nes paaugliai už mus tiesiog nebalsuos. Žinot, kad visi čia mūsų nemėgsta. Merginos, manau, kad to ir nori žiurkės, nes jos nori, kad nevykėliai arba varlės būtų gražiausia pora mokykloje. Pamatysit. Maja, mes neturime konkuruoti ir laimėti. Talismane, aš pasiruošiu su tavim dalyvauti bet kokiame konkurse. Ar girdėjote? Zuikės atsisako dalyvauti šiame konkurse, vadinasi, mes turime labai gerus šansus laimėti. Taip, blondi, bet mes neturim vaikinų. Velnes, pamiršau. Taip, jaučiu, kad šį vakar kažkas bus gražiausia pora mokykloje. Stela, padarysiu viską, kad laimėtume. Zupai, ar darysi ką nors, kad laimėtume? Kodėl turėčiau ką nors daryti? Mano grožis pranoks visus. Merginos, pažiūrėkite, tai kai tik pasakėme, kad nesiruošiame varžytis, varlės iškart išgirdo ir jau praneša pergalę. Žodžiu, manau, kad turėtume dalyvauti. Kaip tai konkursas be zuikių? Taip, dalyvausime. Romeo? Nastė, aš pasijungiu. Puiku. Krepšininkai turėsite ateiti į mūsų persirengimo kambarį, noriu pašalinti jūsų juodus pakius. Kai kam atėjo laikas susidėti pleistrus. Ne, pleistrai, jie peršti man akis. Nesijaudink dėl to, vis tiek to nedarysi, jums to nereikia. Zalina, prašau, duok man savo švarką. Na vienai dienai, aš būsiu tvarkinga, prašau. Savo daiktų niekam neduodu. Na duok jai striukę, ji visą laiką tau duoda viską, net pusryčius. Ar gailėsi man striukės? Žinai, aš žinau. Ką daryti, jei tu ją išpurvinsi ar suplėšysi, ar grąžinsi man pinigus? Na, mes neturim su to nieko bendro. Zalina, nustok vaidinti. Tu nusipirkai šią striukę dėvėtų daiktų parduotuvėje ir kalbi taip, lyg pirktum ją kokiam nors firminėme butike. Pirkau dėvėtų daiktų parduotuvėje, bet firminis. Kostė, tavo Zalina kažkokia bjauri, kad jai gaila padovanoti Lorian švarką? Dima, nesileiskime į tokius šlikščius pokalbius, nesuprantu, kodėl merginos viena kitai dovanoja daiktus. Aš taip pat nesuprantu, bet Lorian nori dėvėti šią striukę į kiną, o kas yra šioje striukėje, aš nesuprantu. Nežinau, kažkoks firminis pavadinimas, Zalina jį gavo nemokamai. Gerai, aš duosiu, bet viena dėmė, viena dulkių dėmelė. Pažadu, viską sugrąžinsiu vienoje vietoje. Prašau, matuokis. O, žmogau, kas atsitiko? Velnis, jis per mažas. Kas yra Loren? Zalina, man per mažas. Nežinau, tau jis per mažas, o man kaip tik. Ar galėtų man duoti savo juodą piniginę? Ne. Prašau. Žodžiu, čia be galo. Ei, draugai, ar jūs nežinot, kad vyksta mokykloje konkursas? Kas vyksta? Prašau, ne. Nugi prašau, ne. Kas vyksta, mano draugė Zalina yra godi. Šiandien mokykloje vyksta konkursas, renkame gražiausią porą mokykloje. Renkame ne mes, o paaugliai. Ta prasme, Dima, Kostė, mes dalyvaujam. Tai gerai. Eikite, liepkite visiems paaugliams balsuoti už jūs. Kietai. Ne, Zalina, aš nenoriu dalyvauti, už mus niekas nebalsuos. Niekada nenešiau gražiausius poros karūnos. Lorian, aš taip pat nenoriu to daryti, aš jau laimėjau tiek daug konkursų. Karūną gavai, kai draugavai su Diana, o dabar susitikinėjai su manimi. Taigi laikas kartu su manimi laimėti karūną. Kostė, mes esame nuostabi pora, ar nepasitikė savimi? Zalina, aš esu futbolininkas, o ne tas žavus berniukas, kuris gauna karūną. Tas pats ir čia. Ką, net su mumis? Vaikinai, dalyvaukit, balsuosime už jūsų poras? Gerai, tik dėl jūsų. Ačiū, vaikinai. Zalina, ar duosi man savo rankinę? Loren, ne. Kiek laiko turiu sėdėti su šia želatina? Zakatai, tu šiek tiek patinsi ir atrodysi gaivesnis. Laukiu to aiškesnio žvilgsnio. Romeo, tu toks mielas su pakių kaukėmis. Toks mielas, atrodo kaip meškiukas panda. Ką? Atrodo kaip meškiukas panda. Nagi, Smalikai, ateik. Aš esu berniukas, aš ne mergaitė. Tai ką, visi vaikinai taip pat dedasi kaukės. Viskas gerai.
padės nuo pakių. Oho, man kažkas pateko į akį. Smalikai, šis skystis gydomasis, nesijaudink, tavo mėlyni pakiai tiesiog išnyks. Romeo, ar galiu tau nukirpti tavo nagus? Ne, aš su tuo sutikau, bet ne mano nagai. Na, Romeo, žinai, yra juodas nagas, kurį reikia nukirpti. Tai mane degina, Knopa, tai degina mano veidą. Neperdėk, aš niekada neturėjau deginimo, bet tu? Aš tai jaučiu, gal aš alergiškas. Tu negali būti alergiškas kaukiai. Nagi, vaikinai, nustokite verkšlenti kaip isterikai. Ar jūs, vaikinai, nežinote, kas yra pleistrai šitie? Ar jūs atsilikę, kasdien klijuoju? Šaunuolis, Timūrai. Smagu, kai vaikinai rūpinasi savimi. Velnias talismanė susišukuo galvą. Net negalvojau dalyvauti. Ne, talismanė, ką tu darai, tu labai šauniai atrodai su zuikio galva. Vaikinai, aš jums siūlau pasipuršti šiais kvepalais. Jie užburiantys. Ne, nepurškite mūsų moteriškais kvepalais. Romeo, kas negerai, tai unisex kvepalai. Tinka tiek vaikinams, tiek merginams. Smalikai? Vieną papurškimą. Smalikai, 3 papurškimai. Diana, tu sakai, kad 3, o ne 5. Smalikai, tu nori laimėti, tiesa, taigi klausyk, ką aš tau sakau. Diana, papuršk mane. Klausyk, aš ateisiu tau ten ir taip įpurkšiu. Smalikai, nusiramink, ruošiamės konkursui. Labas, Džordžai, žinau, kad aš erzinanti, bet atėjau su pasiūlymu. Tikrai neatsisakysi. Šviesaplaukė, toks persekiojimas nėra geras, tai blogai, negaliu net rankų nusiplauti ramiai. Klausyk, blondi. Jei sutiksi su šio pasiūlymu, nebebūsi persekiojamas. Pažadam. Viskas gerai, aš tavęs klausau. Šiaip ar taip, šiandien mūsų mokykloje vyksta gražiausios poros konkursas ir noriu, kad dalyvautum kartu su manimi. Blondė ką? Džordžai, jei tapsi mano pora konkursai ir mes laimėsime, pažadu, kad nustosiu tave sekti amžinai. Ar esi tikra, kad nustosi mane persekioti amžinai? Ji pažada. Merginos, aš jūsų neklausiau. Džordžai, prisiekiu. Gerai, draugai, atėjo ta diena. Šiandien rinksime gražiausią zuikių mokyklos porą. Jūs visi man atrodote gražus, jei kas nors pralaimi, nesijauskite blogai. Svarbu dalyvavimas, o ne laimėjimas. Kiekvienais metais mūsų mokykloje atsiranda vis daugiau naujų porų. O kas šiais metais bus gražiausia pora mokykloje? Gerai, draugai, štai pirmoji pora. Diana ir Smalikas. Balsuokite už mus. Zakatas ir Knopa, balsuokite už mus. Romeo ir Nastė, balsuokite už mus. Maja ir Talismanas, balsuokite už mus. Balsuokite už mūsų porą Zalina ir Kostė. Balsuokite už nevykėlius Gruša ir Tomas. Brovastis. Žuža, balsuokite už mus. Futbolo žaidėjas Dima ir Loren. Balsuokite už mus. Aisas ir Pica. Blondi ir Džordžas. Ką? Ta prasme, mes turime naują porą? Tai Blondi ir Džordžas, pati gražiausia pora šioje mokykloje. Balsuokite už mus. Prašau. Balsuokite už mūsų porą. Sofija ir Zupas. Stela ir Zakas. Jana, kažkas vyksta ne pagal planą, nuo kada Blondi ir Džordžas yra pora. Gerai, jūs, draugai, prisimenat, kad zuikės tiek daug kartų laimėjo ir vis dar yra vaikinų, kurie niekada nelaimėjo. Štai ir viskas, Smalikai, balsavimas nebus teisingas. Jos jau užsimena, kad niekas neturėtų už mus balsuoti. Eina sau, kodėl prisiklievau šios pleistrus? Viskas gerai, mes tiesiog stovėsime ir žiūrėsime. Šiaip patys žinome, kad esame pora numeris 1. Jūs esat pora numeris 1, o mes pora numeris 2. O aš ir Romeo esame pora numeris 3. O mes taip pat šauni pora. Tiesą sakant, mes visi esame šaunūs zuikiai. Gerai, draugai, balsavimas prasideda. Draugai, atminkite, svarbiausia nelaimėti, o dalyvauti. Kostė, Zalina, jei ką, aš už jūs. Ačiū. Gerai, nevykėliai, aš už jūs. Ačiū, Lelė. Brovasti, Žuža. Karina, aš už tave. Zuikės, Loren ir Dima. Zakas, Stela, Zupas. Prašau, prašau, balsuokite už mūsų porą. Labai noriu laimėti. Aisai. Prašau, balsuokite, kad jie mane paliktų, prašau. Pica. Timūrai. Zuikės, merginos, aš žinau, kad ne viena iš mūsų porų nelaimės, nes už mus niekas nebalsuos, bet tai gerai, jei pralaimime, nenuleiskite galvos. Mes vis dar pačios šauniausios, kartu mes esame jėga ir tai yra zuikių mokykla. Taip, Diana, mes tave palaikome. Balsavimas prasideda, vaikinai, ir mes suskaičiuosime. Gerai, pradėkime. Gruša ir Tomas, Blondi ir Džordžas, mūsų nauja pora. Gruša ir Tomas, Blondi ir Džordžas, Talismanas ir Maja, Blondi ir Džordžas, Talismanas ir Maja,
Pica ir Aisas. Bingo, 2 balsai. Talismane kažkas iš tikrųjų už mus balsavo. Džordžai, šansai jau didėja. Aš taip džiaugiuosi dėl to. Blondė ir Džordžas. Kostė ir Zalina. Talismanas ir Maja. Blondė ir Džordžas. Tai vėl Talismanas ir Maja. Stela ir Zakas. Knopa ir Zakatas. Knopa ir Zakatas. Loren ir Dima. Kostė ir Zalina. Romeo ir Nastė. Diana ir Smailikas. Romeo ir Nastė. Gerai, merginas, ar suskaičiavote? Taip, mokytojau Maikai, Maja ir Talismanas, Blondė ir Džordžas. Jie turi po 5 balsus. Supratau, gerai. Draugai, mes turime 2 poras prieš akiją. Blondė ir Džordžas, Talismanas ir Maja. Bet mes dar nebalsavome. Jana, tu žinai, kad aš prieš zuikės. Tai kodėl mes balsuojame už keistą porą? Aš taip pat. Taigi balsuojame už Blondį ir Džordžą. Na, aišku, tikėjausi, kad Talismanas ir Maja laimės. Bet manau, kad jie neturi šansų. Mokytojau Maikai, už ką balsuojate? Maja ir Talismanas. Ačiū, mokytojau Maikai, bet tai nepadės. Vėliau būtinai ištirsiu, ar Džordžas ir Blondė yra tikra pora. Ir jei jie yra tikri nugalėtojai. Na ir viskas. Sveikiname mūsų naują gimnazijos porą. Ačiū, ačiū. Ačiū visiems labai. Nagi, Diana, nenusimink. Ne, Smalikai, viskas gerai, aš nesu nusiminusi. Blondė ir Džordžai, sveikiname, tikiuosi, kad nesate netikra pora. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių serijų. Iki pasimatymo ir ate!